kelią į Naujosios Vilnios biblioteką žino dideli ir maži bendruomenės nariai. Čia susitinka žmonės, knygos, idėjos. Ši nedidelė jauki biblioteka yra moderniai įrengta ir atliepia šiuolaikinio žmogaus poreikius žiūrėti filmus, naršyti po virtualias medijas, susitikti ir bendrauti su žmonėmis, lankytis renginiuose ar dalyvauti mokymosi projektuose. Vienas iš projektų Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos finansuojamas projektas Pojūčių kambarys vaikui ir šeimai. Jis skirtas vaikams turintiems raidos bei sensorinės, emocinės, socialinės integracijos ypatumų. Bibliotekoje įrengtame multisensorinėme kambaryje su vaikais dirba specialistų komanda. Taiko žaidimų terapiją, sensomotorinį stimuliavimą, sensorinės integracijos programas, psichoterapijos, biblioterapijos, integratyviosios menų terapijos metodus. Specialistai parenka vaikams optimalią programą, padeda formuotis vaiko savireguliacijai, teikia konsultacijas tėvams. Vaikai labai laukia šių užsiėmimų bibliotekos multisensorinėme kambaryje. Jiems čia tiesiog smagu.